Kaip Alanui Chošnau sekėsi pradėti akustinį turą? Kuo atlikėja Giedrė nustebino susirinkę klausytojai? Kas dalyvavo unikaliame šventinėme koncerte Mes užaugom? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Kovo 7-ąją moters dienos proga Klaipėdoje įvyko Alano Chošnau pavasario turo akustiškai premjera. Pirmasis koncertų ciklo vakaras, kuriuo atlikėjas pristatė naują programą akustiniu formatu. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo. Žvejų rūmų koncertų salė buvo pilna, o po pasirodymo publikos reakciją lydėjo ilgi aplodismentai ir padėkos šūksniai. Akustiškai tai nauja Alano Chošnau koncertinė programa, kurioje akcentuojamas kamerinis skambesys ir artimesnė klausytojo patirtis. Lyginant su vasarą Palangos koncertų salėje vykusių jubiliejinių šou Solo 20 metų solo hitų, šiame ture skambesys jau kuriamas kitaip, be masyvios instrumentuotės, didžėjaus ir elektronikos, daug vietos paliekant grinam atlikėjo vokalui, dainų tekstams ir intymiam atlikimui. Dėl to gerai pažįstamos dainos atsiskleidžia jautriau, artimiau ir giliau. Klausytojui paliekama erdvė įsiklausyti į dainų žodžius, pauzės tarp jų ir kūrinių nuotaiką. Noriu priminti, kad pasaulyje egzistuoja tyla. Ar pastebite, kad kartais ji tampa neįprasta, netgi nepatogia, bet ji būtina, kad neprarastume patys savęs. Šie koncertai yra apie tai, apie muziką sielai ir apie tylą tarp natų, tarp instrumento garsų ir mūsų visų balsų. Koncerto metu akcentavo Alanas Chošnau. Pagrindinis koncerto ciklo akustiškai akcentas – scenos duetas, Alano Chošnau vokalas ir pianisto Vyčio Smolsko fortepijonas. Tai lygiavertis muzikinis pokalbis, kuriame fortepijonas ne tik palaiko kūrėjo melodiją, bet ir gyvai kuria nuotaiką. Improvizacijomis siūlo naujus posūkius, o atlikėjo vokalas išlaiko dainos jausmą ir kryptį. Dėl šios sinergijos tiek gerai žinomi hitai, tiek naujausi Alano kūriniai suskamba išskirtinai kitaip, subtiliau ir artimiau. Koncerto akustinį garsą, vizualinę atmosferą ir scenos sprendimus turo metu įgyvendina profesionali show art komanda. Jų techninis ir vizualinis įgyvendinimas yra pritaikytas akustiniai programai, kad dėmesio centre liktų muzika, o salėje kurtųsi jauki ir įsiklausimui tinkama atmosfera. Ačiū Klaipėda, kad atėjote ir kartu sukūrėte magišką muzikos vakarą. Jaučiu ir jaudulį, ir didelę atsakomybę. Akustinis dainų atlikimas apnuogina kūrėjo sielą ir širdį. Todėl kiekviena nata tampa labai tikra. Jūsų šiluma, dėmesys ir aplodismentai man yra didžiausias įkvėpimas. Po pirmojo turo koncerto atlikėjas ir dainų autorius nuoširdžiai dėkoja susirinkusiems ir neslėpė jaudulio. Alano Chošnau pavasario turas akustiškai tęsiasi ir kituose miestuose. Kovo 13 Alytaus kultūros centre, kovo 14 Šiaulių koncertų salėje Saulė, o balandžio 18 ir gegužės 2 vyks Kauno VDU didžiojoje salėje bei Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje. Kovo 6-ąją gimusi dainų autorė ir atlikėja Giedrė, kovo 7-ąją gimtadienį šventė su tūkstančiais savo klausytojų. Sausakimšoje Palangos koncertų salėje įvyko jos įspūdingas koncertas, leidęs publikai pajusti emocinę auksinės valandos galią, laiką, kai per muziką ir dainų tekstus kalbama ne apie reikalus, o apie gyvenimą. Estetiškoje Giedrės scenoje iškilo salelės, kuriuose ji su savo bendražygiais muzikantais kūrė išskirtinį pasirodymą, suteikdama publikai progą kokybiškai pasimėgauti akimirkos grožiu. Šviesos architektas Arvydas Buinauskas šįkart nustebino originalia dekoracija, didžiuliu švytinčiu žiedu, tarsi portalu, kuris per Giedrės išdainuotus burtažodžius sujungė dabar ir čia su svajonių pasauliu, šviesesniu, geresniu laiku. Po ilgų rudens ir žiemos savaičių, kai neretai dienos nė neprašvisdavo, tokių auksinių, saulėtų vakarų publika išties buvo išsilgusi ir visa širdimi džiaugiasi galinti drauge su Giedre švęsti pavasarį, o kartu ir dainininkės gimtadienį. Kokia laimė būti suaugusiu žmogumi, suaugusią muzikantę ir turėti muzikantus šalia savęs, kurie sukaupia tokią patirtį, o kartu fantastinę publiką, kuri visą tai gaudo.
Kaip buvo gera, kad koncerte galėjome parodyti visas savo puses nuo senųjų Empty, pieno lazerių laikų, akustinės programos ir iki to, ką aš dabar kuriu. Net ir daina, jei Dievui būtų gimusi dukra, dėl kurios dar studijos etape aš abejojau, manydama, kad galbūt per aštru, parodė, kad iš tiesų žmonėms to labai reikia. Nužengusi nuo scenos kalbėjo Giedrė. Ji jautėsi laiminga ir išpildžiusi visus savo gimtadienio norus. Šventinis vakaras, į kurį buvo išparduoti visi bilietai, prabėgo šviesiausių emocijų spinduliuose. Vienintelis dalykas, ko man gaila, kad tuo metu aš dainavau, o nestebėjau šį koncertą, nes tai, ką draugė sukūrėme, buvo neįtikėtina. Dabar laukiu kovo 21-osios susitikimo Vilniuje. Ten belikė vos kiek daugiau nei 100 bilietų ir man labai gaila, kad daugiau nebėra vietos išsiplėsti. Bet žmonėms, su kuriais susitiksime, galiu pažadėti, kad tai bus nepaprastas vakaras. Tai drąsiai paliudytų publika buvusi Giedrės koncerte Pajūryje ir po pasirodymo karštais aplodismentais dar ilgai nepaleidusi muzikantų. Pačiai vakaro kaltininkiai klausytojai pateikė malonę staigmeną. Įsivaizduokite, programai pasibaigus aš ramiai nusilenkinėju, o jie man ima dainuoti su gimimo diena. Šypsodamasi emocijomis dalijosi Giedrė. Ypatingame koncerte prie Giedrės prisijungė ir grupės Shower vokalistas Simonas Krukonis. Magiją scenoje drauge kūrė pianistas Andrėjus Polevikovas, būgnininkas Darius Rudis, gitaristas ir klavišininkas Tomas Dičiūnas, bosistas Paulius Vaicekauskas, violončelistas Tomas Kulikauskas, pritarančios vokalistės Eglė Gadekytė ir Justė Kraujelytė. Kovo 11-osios išvakarėse Vilniuje, Twinsbet arenoje nuaidėjo unikalus koncertas Mes užaugom. Tai muzikinė laisvos Lietuvos istorija, kurią atskleidė garsiausi šalies atlikėjai, jautrių ir asmeniškų istorijų pasakotojai bei dokumentiniai kadrai. Iniciatyvos Mes užaugom kelionė per Lietuvą prasidėjo vasario 16-ąją Pasvalyje. Nuo Lietuvos valstybės atkūrimo iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarių vykęs muzikinis maratonas sujungė 2 laisvės datas į vieną nepriklausomybės šventę. Per 3 savaitės renginių ciklas aplankė tuziną stotelių visoje šalyje. Kiekviename mieste buvo kuriamas savitas, vietos bendruomenės inicijuotas šventės turinys, o kiekvienas miestas pasakojo savo pilietiškumo istorijas su savais balsais, iniciatyvomis ir žmonėmis, aktyviai puoselėjančiais laisvės idėją. Kovo 10-ąją Vilniuje įvyko didysis paramos koncertas, tapęs iniciatyvos kulminacija. Mes užaugom programoje žymiausių šalies muzikantų atliekami legendiniai kūriniai ir Igno Miškinio kuriamas dokumentinis Lietuvos istorijos pasakojimas, kurį kartu su muzika sujungs nepriklausomybės kartos atsiminimai. Organizatoriai pabrėžia, kad šiandien vis daugiau mūsų supranta, jog nepriklausoma Lietuva tai ne duotybė, o atsakomybė, kurią pagaliau užaugom prisiimti. Koncerte pasirodė Monika Liu, Jessica Shai, Donatas Monfidas, Frifinga, Justinas Jarutis, Gabrielė Vilkickytė, Bix, Igoris Kofas, Scamp, Šventinis Bankuchenas, Alina Orlova, Mesijus, Garbanotas, Pijus Opera, Vilnius Jazz Ensemble bei daugelis kitų. Mes užaugom finalinio koncerto pelnas bus skirtas 2026 metais vyksiančioms kultūros iniciatyvoms Lietuvos regionuose, stiprinančioms laisvą, pilietišką ir bendruomenišką visuomenę. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!